Panagrinėkime, kaip galite investuoti į kripto mat išmanuosius portfelius vos keliais paprastais žingsniais. Prisijungkite prie savo kriptomat paskyros. Spustelėkite langelius apatiniame dešiniajame kampe, pasirinkite išmanieji portfelį. Pasirinkite portfelį geriausiai atitinka jūsų poreikius. Šiame pavyzdyje naudosime vienodai subalansuotos kriptovaliutos. Šiame puslapyje matysite portfelio suskirstimą, įskaitant tikslias įtrauktas valiutas, ankstesnius portfelio rezultatus ir taikomų mokesčių apžvalgą. Kai būsite pasiruošę investuoti, apačioje spustelėkite investuoti dabar. Galite pasirinkti, ar norite investuoti vienkartinę sumą ar nustatyti automatinį periodinį pirkimą. Šiame pavyzdyje nustatysime periodinį pirkimą. Pasirinkite, kaip dažnai norite investuoti, kas savaitę, kas 2 savaitės ar kas mėnesį. Taip pat nurodykite dieną kada. Spustelėkite patvirtinti, įveskite sumą, kurią norite investuoti. Minimali suma yra 50 eurų, tada pasirinkite mokėjimo būdą. Jei turite išsaugotą kreditinę kortelę, galite ją pasirinkti arba įvesti naujos kreditinės kortelės duomenis. Spustelėkite norėdami peržiūrėti investicijas. Peržiūrėkite duomenis, spustelėkite patvirtinti. Kai mokėjimas bus apdorotas, jūsų paskyroje turėtų atsirasti portfelis. Čia galite matyti nustatyto periodinio pirkimo detalės. Redaguokite investiciją arba atšaukite, jei norite. Ir viskas. Kaip galite valdyti savo periodinius pirkimus išmaniuosiuose portfeliuose programėlėje.